Tai sveiki, apie kelionę su keleiviais. Nebuvo drąsu pirmus kartus vežti kažką ir dabar žinau kolegų, kurie tikrai ne pirmą sezoną vairuoja, bet neveža keleivių. Žinoma, priežasčių yra įvairių, dalis tiesiog nenori, bet kiti nėra tikri, kaip susitvarkys. Aš pati šiai dienai drąsiai vežu ir galiu su jumis pasidalinti, kaip man sekėsi pirmus kartus ir į ką atkreipiu dėmesį. Tai visų pirma, aš turiu būti tikra dėl aprangos, kad apsirengęs keleivis mano būtų saugiai. Taip pat motociklo gamintojas nurodo, koks yra maksimalus svoris. Pavyzdžiui, maniškis veža plius minus 200 kg, žinoma, niekas ten iki kilogramo nesveria. Preliminariai reikia gaudytis, nes jei veži vaiką, tai viena, bet jei du suaugę dručkiai atsisės ir dar prisikraus daiktų ant ausų, tai jau kas kita. Nu ką, parodau, kaip užlipti. Pirmą kartą šiek tiek tvirčiau motociklą palaikau, nes maža ką. Parodau, kur dės kojas ir kur jų nedėt. Šiaip, kas jaučiasi iš karto ir manau, tai pagrindinis dalykas, tai stabdymas. Stabdyti reikia daug švelniau, nes motociklas stoja sunkiau. Tai stabdau iš anksto, stebiu, kas vyksta priekį, laikausi atstumo, nes jei priešais yra automobilis ir jei atsibusit per vėlai, tai galit sėkmingai įsimūryti kokiam Priusui galą, kulverščiais atsirasti jam ant kapoto ir kelionė bus baigta. Posūkiuose, lenkimuose irgi nepersistengiu, nes kai esi vienas, tai žinai, ką darai, kaip laikais, kur balansas, bet kai su keleiviu, tai motociklo lenkimas vyksta atsargesnis. Šiaip prašau keleivių visada įsivaizduoti, kad jie yra mano kuprinė. Jei motociklas svyra, svyru aš ir svyra mano kuprinė. Nekovojam su motociklu. Jei keleivis šiek tiek bijo, važiuoja pirmą kartą, nemandravokim. Galim išgąsdinti, žmogus daugiau niekada ant motociklo nebesės. Pirmą kartą važiuoju trumpus atstumus, sustoju, paklausiu, kaip jaučiasi, ar viskas gerai, susitariam signalus, jei pavyzdžiui nori sustoti, gali paplekšnot man per petį arba koją. Jei išmoktas pamokas, tai pirmą kartą buvau pamiršus perspėti, kad nepradėtų kažką taisytis, krapštytis. Tai kai vidury kelio pradėjo motociklas sviruoti, linguoti, tai vos nepridėjau kelnes. Dabar pasakau visiems, kad jei reikia kažką pasitaisyti, darom, kai aš stoviu, pavyzdžiui, sankryžoje, kai mano abi kojos tvirtai ant žemės. Žinoma, man dar gerai, kad yra adventure motociklas, tai keleiviui gan yra patogu sėdėti. Bet jeigu šnekam apie sportinius rytus, kur nėra dėžių gale, tai būkite atsargus ir judėdami greit iš vietos. Tai linkiu ką? Gero kelio, drauge, ir važiuokit saugiai, ypač esat ne vienas.